Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbamės nepaisant jokių pandemijų, visų kitų dalykų apie tai, kas ko gero niekada nebus aktualumas, ko niekada nesumažės. Tai yra vadovavimas, vadyba, lyderystė ir bandom rasti vieną kitą praktinį įžvalgą šiai dienai dirbantiems žmonėms, šiai dienai sprendžiantiems iššūkius su biudžetais, su žmonėm, su nuotoliniu valdymu, su visais šitais dalykais. Tokių daug visų kompetencijų, man atrodo, įgys vadovai per šitą laikotarpį. Ir tą progą aš pasišnekinau, kaip čia pasakyti, galima sakyti, tokį kaip ir šeimininką to, ką mes čia dabar kalbamės, Vytautą Belokraitį, kuris yra, aš pareigas pasakysiu, kad būtų aišku, ko aš dabar šeimininku pavadinau. Tai yra Delfi generalinis direktorius, Delfi LT. Ir tu buvai pirmas pašnekovas pas mane prieš beveik 5 metus šitoje laidoje. Ir tu vis dar Delfi generalinis direktorius. Vis dar, taip pačiai vietai. O jeigu aš tas paklausčiau į tokį dalyką, kokį dažniausiai žmonių klausiu tiesiog, o kas tu toks? Kaip tu save pristatytum iš tikrųjų? Turbūt gera žinia, kad per tos paskutinius 5 metus niekas ir nepasikeitė. Esu ten, kur esu, vis dar vadovauju Delfi kolektyvui. Taip pat vis dar tebesu vyras, turiu vaiką, turiu daug visokių pomėgių. Turiu mamą, tėtį, brolį, sesę, žodžiu, viskas kaip ir sena vaga. Gal iš tikrųjų, kas keičiasi iš tikrųjų, kad per paskutinius ypatingai kelis metus, arba netgi 1 metus, daugiau laiko leidžiu skiriu savo. Okay. Sakyčiau, gal toks esminis pokytis, kad šiaip Delfyje dirbu iš viso jau 10 metų, ne. Aš tai buvau pardavimų skyriuje. Tai vadinkim, jaučiuosi, kad tikrai tie 9 metai buvo su visu atsidavimu, Delfi visom prasmėm, dienas, rytas, vakaras, nesvarbu. Ir galbūt pritrūkdavo laiko savo. Gal šiais metais ir ypatingai šitas karantininis laikotarpis, jisai davė daug laiko apmąstymams ir davė galbūt galimybę subalansuoti savo gyvenimą. Pradėjau žiūrėti į save kaip iš asmeninės pusės, turime kaip tobulinti ir kaip tą laisvalaikį geriau skirstyti ir pasiekti tą vadinamą work and life balance. Jo, daugam iš vadovų tai yra iššūkis, karantinas jisai padeda tarsi išlaikyti tą, galbūt iš dalies ir padeda išlaikyti tą balansą, bet o kaip tu kaip tu save privertei arba kaip tu save įtikinai pakeisti tą balansą? Žinau, kad tu daug dirbai, daugelis vadovų daug dirba ir seniai kalba apie tai, su giminėm ir artimaisiais ir žmonai savo vyrų, tai kalba, dabar tikrai reikėtų daugiau skirti laiko savo, daugiau skirti dėmesio savo ir pašneka ir vėl toliau krenta į rutiną ir vėl toliau varo. Kaip to pavyko išmušti save iš tos rutinos? Aš, gal duočiau tokį vieną palyginimą, apskritai, apie ką dabar dauguma verslų kalba ir kolektyvo, apie tą vadinkim nuotolinį darbo principą ir kad mes buvome priversti jį išbandyti didžioji dauguma ofisų darbuotojų, bet per tai pasimatė, sakyčiau, daug tokių tiesų. Kad aš sakyčiau, kad kai kurie galbūt pamatė, kad kartais mes vaidiname tam tikras situacijas, negu iš tikrųjų efektyviai išnaudojame savo darbo laiką. Ir tas, vadinkim, tradicinis darbo laikas nuo 9 iki 6 ar iki 5, nesvarbu, kiekviena įmonė atskirai, savai pasidaro. Tai yra daugiau kažkokios mokyklos taisyklės, bet aš manau, kad dauguma organizacijų, ypatingai gal tokių, kurios veikia tokioje srityje paslaugų kaip mes, tai aš manau, kad jos pradėjo galvoti, kad kaip išnaudoti tą laiką efektyviau, kurį tu praleidi darbe, o kurį tu galbūt gali praleisdamas, tarkim, susitikimuose ar galų gale sportuodamas ir tai įneša tam tikrą balansą ir galų gale, manau, kad mums kaip vadovams ypatingai labai svarbu praleisti kuo daugiau laiko su savimi, su savo mintimis, nes mums moka ne už tai, kad mes sėdim nuo ryto iki vakaro darbo kėdėje prie kompiuterio atsižymėję, kad aš dirbu, bet mums moka už tai, kad mes priimtume teisingus sprendimus, mes moka už tai, kad dirbtume su komanda, kad formuotume lyderius, kad jie dirbtų su savo komandomis ir taip toliau. Ir sakyčiau, ir anksčiau stengdavausi praleisti daugiau laiko sportuodamas ar vadinkim, galų gale mano pomėgis yra pirtis ta pati, tai būdamas pirtyje,
Bet šis laikas yra, vadinkim, dar daugiau leidžia praleisti laiko su savimi ir analizuoti į organizaciją iš įvairių perspektyvų. Sakykim, daugiau duoda laiko. Ir galų galia tada tie sprendimai, aš manau, tampa kokybiškesni, nes jie yra pasverti, jie yra apgalvoti, jie yra, vadinkim, vis tiek tu nesi perkrautas to triukšmo nuolatinio nuo ryto iki vakaro, kai tu gali, vadinkim, išeiti į mišką ir pasivaikščioti ir pagalvoti apie tam tikras darbinės situacijas ir priimti geresnius sprendimus. Žiūrėk, tam tokio pobūdžio darbe, koks dabar vyksta, tai yra nuotolinis darbas su žmonėmis ir ekonominis šioks toks, sakykime, nuosmukis, ar kaip šį pavadinti, krizė žodį gal baisu vartotų, gal nebaisu, gal nėra ko bijoti žodžių. Kas tau kaip įmonės vadovai yra didžiausi iššūkiai? Aš labai gerai prisimenu, nes vis tiek jau 10 savaičių praėjo, kai buvo paskelbtas karantinas ir kai mes iš verslo pusės susėdame su pardavimų ir komercijos vadovais ir pamatėme, kad realiai vieną dieną mes matėm, kad kovo mėnesį vykdom, balandis irgi šviečiasi neblogas ir staiga suprantam, kad mums ten trūksta kovo minus 30% nuo pajamų, balandį grubiai 50% nuo pajamų. Tai ta situacija tokia buvo wow, nes tikrai daug kampanijų atšaukimų, klientų nutraukė kampanijas, arba sustabdės, bet kažkaip aš manyčiau, kad mūsų organizacijos toks savitumas, kad ir matom, kas vyksta kitoje žiniasklaidoje, vadinkim, ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse pasaulyje. Iš karto visi pradėjo karpyti, ieškotų sutaupimų, taip mes irgi jų ieškojom ir tikrai atlikom nemažai. Bet išsikėlėm visų pirma savo tokį galbūt ir challenging tikslą, kad neliesti darbuotojų atlyginimų ir neliesti pačių darbuotojų. Ir to pačiu iš karto suorientavom į, vadinkim, kaip mes galim surasti tų pajamų šaltinių alternatyvių, nes, iš tikrųjų mes juokaudami su savo komercijos vadovu sakom, kad išgyvenam paskutinius 4-5 metus, 3 kartus jau išgyvenam krizę. Nes internetas, jinai tokia sritis, kad čia mes nuolat konkuruojam su Google'ais, Facebook'ais, dėl tų tradicinių reklamos pinigų ir dėl to mes nuolat visą laiką save challenge'indavom ieškoti naujų pajamų šaltinių, naujų produktų, naujų iniciatyvų, žengėm į tą pačią televiziją, į renginių organizavimo sritį, paleidom kažkokius naujus projektus, naujas paslaugas. Tai vadinkim, kai dabar tradicinė reklama krito 30-50% ir tas įvyko labai taip pat. Mes, taip sakyčiau, per porą dienų susikalibravom ir suradom daug tokių alternatyvų pajamų šaltinių ir ko pasiekoje atrodo visai neblogai. Taip, pelningumai mūsų yra gerokai mažesni negu pernai metais, nes paleisti naujus dalykus, tą pačią televiziją ir kitus naujus projektus kainuoja daugiau negu tiesiog ištransliuoti reklamą, vadinkim, tradicinę. Bet visumoje mums pavyko, vadinkim, aš manau, puikiai su visų kolektyvu išlaviruoti, kad nebūtų iš principo kažkokių drastiškų sprendimų, kas įvyko turbūt 80% žiniasklaidos žaidėjų atveju. Ir visai neblogai, vadinkim, dar laikyti šitam pirmam etape. Jo, norėtų klausti, o kas toliau, bet ko gero mes dabar nelabai žinom, kas toliau visi, bet faktas yra, kad... Jo, aš suprantu, nes čia turbūt nieks negali žinoti ir nieks neatsakys, mes tai žiūrim turbūt etapais. Dabar turbūt baigėsi tas pirmas etapas, žiūrim dabar, kas vyksta vasaros metu ir intensyviai ruošiamės rudenį. Iš principo, kada bus sudėlioti visi taškeliai ant ir bus galutinis, tas aiškus, bus galutinai aiškus tas galutinis finansinis metų rezultatas. Žiūrėk, aš dažnai klausiu žmonių tokį dalyką, aš manau, kad man kažkada toksai Lietuvoje gerai žinomas konsultantas Nerijus Asanavičius priminė puikiai Eliacho Goldrato frazę, kur krizės per brangiai kainuoja, kad iš jų nieko neišsinešti. Kaip tu galvoji, kas ateina pirmiausiai į galvą, kai aš tas paklausčiau, pavyzdžiui, kas bus tai, ką išsinešit iš to, ką išmokot per 10 savaičių ir ką išsinešit? Kažko dar išmoksim ir per likusius ten, aišku, savaitės ir mėnesius, bet kas dabar šiai dienai yra tai, ką išsineša? Gal pagrindinis dalykas tai yra pasitikėjimas savo komandą, savo artimiausių vadovų ratu, nes ir galbūt suvokimas, kad
paskutinius tuos kelis metus ėjom teisingų kelių ir teisingus sprendimus galbūt priėmėm iš tos pusės, kad tai suformavo, aš taip sakyčiau, profesionalų lyderių komandą, kurie ne tai, kad žiūri į mane kaip į vadovą ir sako, Vytautai, tai kas bus, bet jie iš tikrųjų patys suprato puikiai situaciją ir jie ėmėsi savo iniciatyvų, ieškodami tų sprendimų, nelaukdami kažkokio tai nurodymą. Nes netgi, žinot, visi kažkaip per pirmas ypatingai kelias savaitės puolė čia jungtis prie Zoom'ų, Hangouts'ų, Teams'ų ir taip toliau. Mes pirmą vadovų tokį bendrą generalinį susitikimą padarėm po 7 savaičių, tai krizės. Tai nereiškia, kad mes nedirbom atskirai su kiekvienu vadovu, taip mes dirbom ir aš privačiai dirbau atskirai, bet ką man tai parodė, kad kiekvienas žmogus žino, ką jam daryti ir nereikia laukti iš manęs kaip vadovo, tai ką čia dabar darysi. Taip, kažkokie buvo bendri sprendimai, jie buvo iškomunikuoti susirašymų būdu, mailais ir taip toliau. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, ką aš įsinešu, kad be galo svarbu yra komunikacija. Ir komunikacija ne tik su savo artimiausiu ratu, bet su visų kolektyvu. Nes, tarkim, tiesiog situacija padiktavo savaime, taip natūraliai, kad kažkaip vadovas, kažkaip supratau, kad pačią pirmą savaitę reikia pradėti komunikuoti su visų kolektyvu ir labai atvirai apie situaciją. Tiesiog susiformavo tokia net nauja tradicija, kiekvieną penktadienį rašau kolektyvui laišką, apžvelgdamas, kas įvyko naujo, ne tik pas mus, bet ir pas kitus žiniasklaidos žaidėjus, kodėl kokie dalykai dedasi, kaip tai mus paveiks, kokie mūsų sprendimai, kokie mūsų iššūkiai laukia. Ir aš tai supratau, kad tas noras arba tas sprendimas komunikuoti visiškai besąlygiškai atvirai, jisai labai pasiteisina, nes jisai sutelkia kolektyvą. Ir tada kolektyvas natūraliai jie tampa tokia, vadinkim, kovotojo būsena. Jie taip pat kovoja už organizaciją, jie taip pat kovoja, kad mes visi kartu išbristume iš šitos situacijos, arba bent jau kiek įmanoma lengviau, geriau administruotume, jeigu tai galima sakyti, suvaldytume. Tai sakyčiau, komunikacija, pažinimas tų pačių žmonių, kad jie vis dėlto nebijo imtis lyderystės, bet tos lyderystės, kuri formuoja lyderius po jais, bet ne tos, kur aš lyderių tų followai nežinai. Ir bet viena dabar didelė transformacija, kuri šiuo metu vyksta, tai iš tikrųjų peržiūrint visą savo darbo procesą, turiu omenyje nuotolinio darbo procesą, darom didelę apklausą darbuotojų, ryšim, kad išsiaiškintume, kokia dalis darbuotojų galbūt iš tikrųjų ir yra sutverti dirbti tokiu nuotoliniu būdu, kad ne, ofisas jiems nėra uždarytas, jie, tarkim, turi galimybę ateiti į ofisą ir prisėsti ir padirbėti, bet jiems yra, tarkim, žymiai naudingiau ir efektyviau dirbti per tą nuotolinį būdą. Pavyzdžiui, pats supratau, kad aš kaip vadovas turėjau kabinetą, prabangų didelį, turiu minį erdvės prasme, ar tą pačią parkingo vietą, man to nereikia. Tiesiog visos šitos transformacijos esmė, kad mes per vasarą norim pakeisti savo darbo aplinką, erdves ir naujus darbo principus, kad nuo rudens mes pilnai startuotume kaip organizacija su nuotoliniu darbu. Ir mes matom padarę apklausas, kad beveik 80% žmonių, jie yra nusiteikę ir pritarė tokiam organizacijos žingsniui. Ir tai, aišku, turbūt, aš manau, rodo tam tikrą pasitikėjimą iš darbdavio pusės darbuotojams, kad davus galimybę žmonėms dirbti nuotoliniu būdu, ar iš namų, ar iš kavinės, ar iš sodybos, ar, nežinau, iš Turkijos, organizacija jais pasitikė, nes mes šitoje vietoje orientuoti ne į procesą, bet į galutinį rezultatą, kuris gali būti išmatuojami. Žiūrėk, man labai įdomus dalykas yra, tas transformacijos tikrai labai įdomios gaunasi, kada, pavyzdžiui, yra organizacijų, kurios neleido labai daug metų dirbti žmonėms per nuotolį, dėl to, kad ten jautrus duomenys, ar ten prisijungimai, ar ten dar kažkas tokio, staiga bats ir nuo ten kovo 16 jau ten šitie visi obstaklai buvo panaikinti realiai. Bet man kas labai svarbu yra išgirsti iš tavęs, žinai, tu pirmas dalykas, ką paminėjai, tai pasitikėjimą, kuris tikrai tas darbas per nuotolį, jisai ugdo pasitikėjimą žmonėmis, bet aš galvoju, kad šiandien mes organizacijose, tavo organizacija atitinkamai, kitos organizacijos vėlgi atitinkamai, turime tokią situaciją, tokius santykius, ir tokį lyderystės lygį, kokį kažkaip atsinešėm iš anksčiau. Ir tai ką mes darėme gerai tada,
kad atsitikus ekstremaliai situacijai žmonės prisijėmė atsakomybę ir galima buvo jais pasitikėti, nepaisant to, kad realiai didžiąją dalį laiko tu jų nei matai, nei ką. Jie ten kažką tai daro namus užsidėti. Galėtum atsiekti kažką tai, kad tu, galbūt tavo komandos nariai, ką jūs darėte teisingai, tam, kad šiandien turėtume teisingą situaciją. Visų pirma, tas pasitikėjimas turbūt jisai visada buvo rodomas ir iki to laiko, nes jeigu tu nepasitikė savo kolega, šiuo atveju mano artimiausių vadovų, tai reiškia, tiesiog jis netinkamas yra tavo kolega. Tai gal sakyčiau, keli momentai. Labai sunku, aišku, išskirti, nes, realiai aš manau, kad dabar kiekvienas vadovas analizuoja ir galų gale dar nėra susidėliojęs tų minčių į tas lentynėlės, kad būtų kaip kristalklė, aišku. Tai vis dar renku, tai aš sakyčiau, mane tas ypatingai žavi labiausiai tų mano artimiausių kolegų ir jų darbo principai, kad nieks jiems nereikėjo pasakot, kad dabar žiūrėk, tu pabandyk padaryti tą, trečią, ketvirtą. Ir aš taip sakyčiau, pokalbio pradžioje paminėjau tą, kad mes turbūt išgyvenam ne pirmą per paskutinius 5, per 10 metų, šiuo atveju mano vadovavimo metus, bet 3 ar netgi 4 krizę, nes šita sritis, jinai nuolat mus challengino išeiti iš komforto zonos, jeigu mes kaip Delfi norėjom auginti rezultatą kiekvienais metais tiek pajamingumą, tiek pelningumą, nes nuolat turėjom išeiti iš komforto zonos, kas reiškia, nuolat turėdavom challenginti save, savo kolegas, mums nebūdavo, supranti, tas momentas, kad, čia sukrito baneriai, pardavimai juda, tai, žodžiu, pailsim iki kitų metų derybų. Kiekvieną mėnesį realiai, kiekvieną ketvirtį mes turėdavom, norėdami, kad kažkaip nustebinti rinką ir pritraukti naujų pajamų, mes turėdavom sukurti naujų sprendimų. Lygiai taip pat ir dabar tas vyksta. Norėdami, pamatydami, kad visiškai užsidarė ten travel sektorius, ten užsidarė skrydžiai, užsidarė daug sektorių, bet iš kitos pusės atsirado daug naujų. Tai tiesiog mes turėjom adaptuotis labai greitai. Ir tas turbūt greitis yra raktinis žodis, kad mes pripratom dirbti prie greito tempo, o ko dabar reikėjo, tai tiesiog greitai reaguoti į situaciją. Ir ką aš matau, kad dauguma organizacijų šiuo metu, nemanau, kad jie teisingai daro, yra, dabar žinot, sako, kas dabar perims kontrolę, CFO, CTO, ar CRO, ar CMO, ir taip toliau. Tai aš dabar matau, kad CFO iš principo ateina ir sako, davai karpykim čia kaštus, vietoj to, kad pardavimų vadovas ar marketingo vadovas, jie vis dėlto pirmoje vietoje atsakytų savo esminį klausimą, ar tikrai padarėme viską, kad surinktume visas įmanomas pajamas. Tai aš sakyčiau, net ir pajutau iš savo kolegų, čia visiškai galiu to neslėpti, Estų ir Latvių, kurie buvo priversti drastiškai mažintis atlyginimus 20-25%, Lietuvoje girdėjom vieną atvejį. Kad ten, sakyčiau, pačioj pradžioje 70-80% viso tos energijos buvo nukreipta į, ką čia nukarpyti. Mūsų atveju mes, kokius, sakyčiau, 50% pirmą savaitę tam skiriam, bet paskui visą savo dėmesį skiriam, o iš ko mes galim uždirbti. Ir kaip mes galim įjungti savo vaizduotę, savo idėjas, savo kolektyvą. Ir aš kalbu ne tik vadovus, bet turiu omeny žurnalistus, pardavėjus, kad kiekvienas atliktume savo darbą maksimaliai ir nuolat apie tai komunikuotų. Turiu omeny, ar tai per tos savaitinės naujienlaiškius, ar ten toj kitokiai komunikacijai tais tokiais. Jo. Man labai svarbu tai, kad tu dabar pasakėčiau, šiuo atveju nėra tikslas mūsų pokalbio, kaip čia suteikti tribūną pasigirti, kaip jūs čia gerai tvarkėte su visais reikalais, bet tai yra patirties dalinimasis, nes kas iš ekspertų kalba apie pamokas iš buvusių krizių, tai visi vienbalsiai sako, reiškia, dėmesys pardavimam. Ir kai mes sako, mes padarėme klaidą, mes per daug dėmesio skyrėme karpimui, per mažai dėmesio skyrėme klientų poreikiai, pasikeitusiam ir panašiai. Ir ta pamoka, aš tikiu, kad išsineš ir dabar žmonės šitą dalyką, vis daugiau organizacijų išsineš, nes pardavimai, bet kokio biznio pagrindas, pardavimai yra tiesiog. Tegu CFO, tegu galvoja, ką nori, vis tiek pardavimai yra svarbiausia. Ypač paslauginiam sektoriui tai vienareikšmiai. Žinai, per pokalbį su skirtingais žmonėmis aš jiem uždavinėjau dažnai pasikartojančius keletą klausimų. Ir vienas iš tokių klausimų, kuriuos uždavinėjau visiems, tai yra, matau, jie aktualūs yra būtent tada, kada pasikeičia aplinkybės. Kaip, Vytautai, tu pats savo
padedi pradėti tai, ko nesinori pradėti? Labai paprastai. Imu ir darau iš karto, net neatidėliodamas ir netgi turiu tokią taisyklę, kad pas mane, pavyzdžiui, nėra nei vieno neatsakyto elektroninio pašto tą pačią dieną. Ta turiu minį, arba jeigu yra, tai yra labai aiškus pagrindas, dėl ko aš neatsakau, nes tai strategiškai gerai, arba bet vis laikas stengiuosi nemarinuoti, vadinkim, tų laiškų, bet čia yra bendrai tos požiūrio, turbūt, kaip tu gali pats save kontroliuoti, kad nenukelinėti tam tikrų dalykų, kurių tu nenori daryti. Tai imi ir kaip tik priešingai darai tuos dalykus pirmoji vietai, kurių labiausiai nekenti arba nemėgsti. Tai aš pats šitas taisyklės savo kažkaip prisitaikiau ir labai jos puikiai veikia. Arba, žinai, taip būna labai dažnai, kad tai yra, tarkim, akivaizdu, kad ne mano sritis, tada aš automatiškai sutariu su kolega, kad davai šitą sritim pasirūpinti. Tai nėra, kad aš tiesiog viską nudeleguoju, bet yra ir tame būna racijos. Ir darai, čia tiesiog nėra jokių didelių sprendimų. Tai paprasta, Jėzus Marija, kaip paprasta. Tai tau bus labai paprasta atsakyti kitą klausimą, kuris yra tarsi kitas to pačios, reiškia, monetos kita pusė. Kaip nepasiduoti, kai jauti, kad svyra rankos ir norisi pasiduoti? Kaip nepasiduoti? Kaip patark? Daug kam bus dabar tas iššūkis, nes kovojam ten 10 savaičių, kažką varėm ir matom, kad toliau pajamos krenta, matom, kad pasitikėjimas žmonėmis krenta ir norisi viską nusimesti, nusvyra rankos. Ką daryti? Vis dėlto aš manau, kad didžiąją dalimi tai priklauso, kaip visos organizacijos jas įėjo šitą krizę, kokią iki tol kultūrą ir atmosferą buvo sukūrus. Nes jeigu, žinai, iki tol visi gyveno komfortabiliai ir savęs tau nekeldavo iššūkių, didesnių tikslų, tai labai sunku, aš taip įsivaizduoju, bus taiga dabar, tebra, įnikim, susikelkim ir pavarykim čia taip, kad dūmai rūktų. Tai nemanau, kad tai yra labai lengva ir aš vis dėlto remčiausi pirmoje vietoje į komandą. Ir jeigu tau pavyko sutelkti tokią komandą, kurie visų pirma patys yra, taip, aš suprantu, kad tas žodis lyderis, jis labai, visi skirtingai jį supranta, bet aš tai būtent ir suprantu, kad žmonės tai yra tie lyderiai mano požiūrį, kurie neklausia, bet patys siūlo sprendimus, patys imasi atsakomybės, patys kalbasi su savo, kalbasi, diskutuoja, bet nenurodinėja ir turi būti pasitikėjimas, kad tai, pavyzdžiui, lygiai taip pat ir mane, kaip vadovą, challenge'ina, galima sakyti, kiekvieną dieną ir kartais galvoju, kad, užknisa, bet iš tikrųjų aš vertinu tą atbulinį ryšį, tą tokį labai atvirą, kad ir labai dažnai būnu pats tikrai nesu teisus. Ir aš manau, kad tai mums pavyko sukurti daug tos demokratiškos tokios atmosferos, kad mes nebijom vieni kitų sprendimų kvestionuoti arba kelti geresnius pasiūlymus. Tai aš taip įsivaizduoju, kad tikrai, jeigu organizacijos iki to laiko su tuo, tą vadinkim, kūrė sunkiai, tai ir toliau bus labai sunku. Tos, kurios, vadinkim, jos tikrai, aš dabar galbūt skambu, kad viskas čia pas mus yra gerai, fainai ir taip toliau. Gal čia ir yra ta, vadinkim, tam tikra kovotojo pavyzdys. Vis pirmoje vietoje mes visą laiką norime žiūrėti tas pliusus, o tų minusų visą laiką yra, tų atšaukimų kampanijų ir taip toliau yra. Bet aš taip sakyčiau, kad tas kovotojas, ta kovotojo ta tokia savybė, aš manau, ją mato ir kiti, ir verslo partneriai. Aš, pavyzdžiui, tikrai noriu išskirti, kad atsirado ne vienas verslas, kuris tiesiog ne tai, kad sumažino investicijas į reklamą arba projektus, bet padidino, matydami, kad mes atliekam tam tikrą misiją ir šitoje vietoje, čia mes labai suprantu, kad laidos formatas daugiau kalba apie tą verslo pusę, piniginę pusę, bet pati pas Delfi visų pirma tai yra turinio kūrėjai. Čia mes prasidedam, tai čia 2/3 žmonių yra turinio kūrėjai ir sakykime, iš vienos pusės atrodytų pats durniausias sprendimas per krizę paleidinėti televiziją, tiesiog. Iš kitos pusės mes tai žiūrim kaip, wow, įsivaizduokit, per krizę paleidom patikimą informacijos kanalą televizijos formatu visai Lietuvai ir tai, aš manau, bus labai naudinga antroje metų pusėje. Kur taip mes dabar iš to galbūt neuždirbom, bet tam tikrą kredibilitį mes auginamės ir čia yra visiškas redakcijos nuopelnas.
mano požiūrį, ir tą mato kiti. Ir dėl to, tarkim, atsirado verslo partnerių, kurie tiesiog sako, davai mes jums padidinsim, nes matom, kad jūs daro teisingus dalykus. Ir tada čia nėra tradicinė reklama. Taip, tradicinė reklama krito 30-50%, tą galiu patvirtinti. Bet jeigu tu ieškai, jeigu tu tavo, kaip čia, antenos yra nuolat pakeltos, akys atviros, pozityvas yra, aš manau, kad tu gali iš principo labai sėkmingai išlaviruoti. Ir iš tikrųjų jau dabar šiuo metu aš kiek girdžiu, atsiranda tų vienetai žiniasklaidos bendrovių, aš kalbu iš savo sektoriaus, kurios jos per daug nesigeria, jos per daug nešneka, bet jos sako, taip mes apsikarpėm, taip mes matom, kad čia bus sunku, bet jos ir neverkia, ką daro didžioji dalis priemonių, jos dirba. O turbūt, ką tas darbas davė, tai bus galima turbūt galutinai įsivertinti po šitų visų metų. Aišku, jeigu bus krizė, vadinkim, tikrai didelė ir gili, tada čia, sakant, gal net šitam rudenį aš jau irgi sakysiu, kad 3-4 mėnesius laikymės normaliai su visų partnerių pagalba, su kolektyvų pagalba, su to užsidegimu, bet turim pripažinti, kad atėjo labai gili krizė ir šitoje vietoje gal kažkokių drastiškų sprendimų turėsim. Bet aš noriu būti 100% tikras, kad mes išnaudojom visas galimybės ir mes padarėm visus įmanomus sprendimus, kad išlikti kiek įmanoma sausiau vadinti. Ačiū tau labai už tą pozityvą ir už kovotojo dvasią, kuri yra viena iš būtiniausių turbūt kompetencijų, kalbant apie vadovą, kalbant apie komercijos organizacijos vadovą. Tai labai tą ačiū ir man atrodo, tai skamba taip, spalvos taip šviesėja, pabiškai, ryškėja ir prie to tu irgi prisidedi. Tai Vydas Dunekraitis, Delfi LT generalinis direktorius, dėkui tau už pokalbį, o jums linkiu šitos kovotojo dvasios ir kad tos antenos, taip kaip Vytautas rodė, reiškia, visą laiką būtų nustatytos į visų įmanomų galimybių išnaudojimą, nes toks darbas galų gale. Tiesiog. Ačiū, Sauliau. Ačiū tau labai. Sėkmės tada. Visą. Čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, pasimatysime kitą kartą ir ketvirtadieniais Delfi 11 val. Mes būname, o visur kitur, jau žinot, kur visur kitur mes. Iki.